laukiam reakcijos šitoj zonoje, apie ką vakar ir kalbėjom, ir ją gavom. Tai gavom šitoj vietoj rejection, įėjau į smulkų shortą, tai aš gavau savo hedged poziciją, bet labai ilgai nelaukiau ir uždariau, nes aš matau, kad po truputėlį prasidėjo tokia konsolidacija ir, galėjo labai lengvai man išmušti ir entry, ir stop loss, tai tiesiog nutariau, kad pasimsiu mažą profitą ir man to pakaks. O mūsų long pozicija toliau labai gražiai važiuoja, tai aš uždarysiu dar 50% pozicijos, tai yra $214. Ir šiaip labai panašu, kad šitoje vietoje galėtumėm ir stipriau rejectinti, galim ir taip pat tokią konsolidaciją, tokį range suformuoti ir iš tos vietos tiesiog į apačią varyti. Lygiai taip pat galim ir į viršų dar paeiti, mes turim tikriausiai ir kitų zonų, kurias labai greitai pamėginsiu pažiūrėti, nes dabar tiesiog prieš tai nežiūrėjau. Tai taip, turim ir čia gražią zoną supply, pasižymėsim štai čia. Tikrai galėtumėm reakcijos ir čia sulaukti. Gan didelė zona, bet tikrai verta ją turėti, kad šituos high irgi paimtumėm. Tai tiesiog irgi lauksim, kas čia įvyks, kol kas pozicijos labai pelningos ir apžvelgsim, ką toliau Bitcoinas nuspręs daryti.